Kauno technologijos universitetas ir Kazickų šeimos fondas bendradarbiauja jau 30 mečius ir per tą laiką iš pavienių iniciatyvų tai išaugo į tvarę pasitikėjimų grįstą partnerystę. Tai yra daug daugiau negu finansinė parama, nes iš tiesų tai yra įsipareigojimas ugdyti jaunąją inžinierių kartą, skatinti studentus domėtis technologijom, socialinė atsakomybė ir kitais prasmingais dalykais. Tai yra gyvas mecenatystės pavyzdys Lietuvoje, demonstruojantis, kaip filantropinis ilgalaikis įsipareigojimas gali kurti vertę jauniems žmonėms, talentam ir šaliai. I think the value of education was always foremost in what we saw as the future for Lithuania. I think my father always had a soft heart for technology. We feel that this partnership is extremely important for the future of Lithuania, for the future of the youth. We want to sort of instill some desire for youth to get into technology, and we kind of thought this partnership would be probably the best way to spur on the youth to get involved. Savanorystė mano gyvenime jau atėjo mokykloje. Turbūt 6 klasėje, kai prisijungiau prie Ateitininkų federacijos, pradžioje tos veiklos buvo paprastos, kaip kokių lapų grebimas prieš lapkričio 1, senelių lankymas, maisto banko akcijos, kurios tęsiasi, manau, iki pat mokyklos baigimo. Tada atsirado po kokių metų ar 2 Panevėžio vyskupijos jaunimo centras, kuriame atradau tą tikrą grožio savanorystės jau pilną. Tai ten buvo įvairios renginiai su jaunimu. Atsikrausčius į Kauną tos veiklos nepleidau, prisijungiau prie Kauno vyskupijos jaunimo centro, taip pat prie Švento Jono Pauliaus II piligrimų centro. Sakant klausimą, manau, kad pradžioje ta veikla buvo atsitiktinė, kurią radau netyčia, o po to jinai tapo gyvenimo dalimi, be kurios negaliu gyventi. Šiuo metu esu 4 kurso doktorantas, tai daugiausia laiko yra skiriama būtent darbams su disertacija. Tai savanorystę esu šiek tiek apleidęs, bet ne visiškai. Didžioji tos savanorystės dalis dabar yra skiriama mokslo populiarinimui. Tai organizuojame konferencijas, vasaros mokyklas, mokslo populiarinimo renginius moksleiviams. Praėjusią vasarą kartu su žmona padėjome ir Kauno vyskupijos jaunimo centrui organizuojant stovyklą, prisidėjome prie jos pasirašymo proceso. Dabar tokia yra mano kaip ir ta pusė savanorystės. Jinai nebėra jau daugiau tokia socialinė veikla, daugiau orientuota į moksleivius, bandant juos pritraukti prie mokslo, padėti, kad jis yra gražus ir įdomus. A little bit of history. I don't know, when we first got involved in telecommunications in Lithuania, we were, and informatics, we were looking to see where we could get help for assistance in developing this business that we were looking for. And through my father's history of Kaunas and everything, going to KTU was the natural fit because the best people were here and the smartest people and people who could help us. So that sort of led to this cooperation. And of course, with my father's philanthropic sort of attitude about how we could use this opportunity to give back or to encourage people out in the field to try to help others, sort of kind of felt like a very good fit. I think KTU has such a tremendous reputation, has such a tremendous growth potential and broad reach out in the community that we really thought it was perfect. And over the years, it's proven to be a great partnership. We've had a number of wonderful students that have come through that I have met personally. I'm always impressed by how well they carry themselves, how technically oriented they are, and how capable they are. And always look forward to seeing what they're doing, new things coming up that 10 years ago never would have thought would have been. So it's been a tremendous partnership for us. Daktaro Juozo Petro Kazicko konkursas iš tiesų augo kartu su technologijom. Nuo kelių kompiuterių klasių iki nuotolinio formato ir forumo Kaune. Ir tai yra gyvas pavyzdys, kaip investicija į jaunų žmonių ateitį, skatinimas domėtis technologijos mokslais, informatikos mokslais gali kurti vertę. Daugybė, tūkstančiai vaikų iš visų Lietuvos regionų dalyvavo šiame konkurse, susidomėjo technologijomis, buvo paskatinti studijuoti informatiką, užsiema programavimu, kūrė savo verslus ir taip kūrė vertę.
I think if you look back over the years, I think the most important thing I can think of is that we reached thousands of children, thousands of kids to look into this, to try and see what opportunities there were. Now, not everyone, of course, wins the competition or gets the benefit of what we offer, but it is important to stimulate the type of thought in the kids to try to think about what this is all about. And it may spur on some other ideas in the field of social responsibility and the moral values that we have as a foundation. So I think reaching out to that many children over the years is probably the thing that I'm most proud of. Sakyčiau, kad savanorystė dažniausiai būna nematoma ir nepastebima ir tu jas nedarai dėl laiko ar patiktuko socialiniuose tinkluose, tu ją darai dėl savęs, dėl kažkieno augimo ir pradžioje dažniausiai tai būna kad tu nepatinka, kad tu nori tai mesti, kad tas sritis tau netinka, bet siūlyčiau ieškoti, nepasiduoti, nes tikrai egzistuoja sritis, kurioje tu jaustis savu, jinai tau bus įdomi ir tu galėsi joje atiduoti visą save. Ir tas laikas, kurį tu padaunosi, tikrai atsipirks ne tais būdais, kuriais tikiesi, bet atsipirks naujomis pažintimis, naujais įgūdžiais, atrasi savo silpnasias pusės galbūt stiprasias pusės, galbūt atrasti savo ateities kelią tame, nes tu gali patirti viską, tu gali dirbti su seneliais, gali savanoriauti su gyvūnais, gali renginius organizuoti, gali dar kažką veikti. Sritis yra begalinės, tik tai reikia nepasiduoti jų ieškoti. Kazickų skiriama parama iš esmės yra nukreipta į visą vertės grandinę, nuo moksleivio, bakalauro, magistro, doktoranto. Tai yra tikėjimas, kad žmonės Lietuvoje gali daugiau, kad jie gali būti stiprus technologijose, inžinerijoje, socialinėje atsakomybėje, kad gali prisiimti atsakingą lyderystę, o taip pat užtikrinti įtraukti. Tai yra mecenatystės pavyzdys, besitęsiantis, ilgalaikis ir labai prasmingas visai Lietuvai ir pasauliui.